Gražų pakvietimą jį perskaičiau ir man labai patiko tie žodžiai, kuriuos pasirinkot visiems siųsdami kvietimus. Išeiname į gyvenimą per tėviškės slenkstį, įsineždami dvasinius turtus iš daugelio kartų šimtmečiais sukaupto lobyno. Tos dvasinius turtus čia sukaupę, dalinosi, perdavė savo tėčiai iš kartos į kartą. Jeigu to nebūtų buvę, nebūtų šitos vietos, nebūtų šito miesto, nebūtų dabar čia mūsų susirinkusių. Jie turėjo kažką tvirto. Labai nesenai perskaičiau tokį įdomų dalyką, sužinojau apie tai, kas Saločių parapijoje, apie vieną akmenį, Raudžių akmenį, kuris yra šiek tiek piečiau, mūšoj. Tas akmuo buvo orientyras, kai 1398 metais Vytautas sudarinėjo sutartį su kryžiuočiais ir nustatydamas sieną tarp Žemaitijos ir Lietuvos, kaip tik tai paminėjo šitą akmenį. Čia yra orientyras, pagal kurį daugelis šimtmečių, daugelis kartų žiūrėjo, tvarkė savo gyvenimą, kuri sprendė teritorijas. Labai norėtųsi palinkėti, kad Saločių žmonės turėtų tvirtus orientyrus, pagal kuriuos galėtų gyventi. Patriotiškumą, tautiškumą, savo dorumą, nuoširdumą, bendradarbiavimą. Tegu šitie orientyrai būna tokie tvirti, kad juos minėtų ir po 500, ir po 1000 metų. Sveikinu visus ir Dievas visus telaimina. O jums dovanos iš Saločių seniūno taip. Dėkoju vyskupui. Ir kviečiame Seimo narį Antaną Matulą, atvykus Antaną,